pakviešiau tuomet Kadek įmonės vadovą Vytautą Venslauską ir tema yra šilumos siurblių panaudojimas centralizuoto šildymo sistemose. Aš truputėlį atliksiu prisistatymą ir tada mes apžiūrėsim prezentaciją, kurią esam paruošę. Tikiuosi, kad kažkiek jis bus naudingai. Tai aš esu Vytautas Venslauskas, įmonės Kadek vadovas, ir kartu su manim yra kolegė Meda Grybauskaitė. Ji atsakinga yra už pardavimus ir mūsų produkcijos, sakykime taip, marketingą Lietuvos rinkai, Pabaltijo rinkai ir vystymą, atgalinį ryšį iš klientų. Todėl, sakykime, mes gana tiesiogiai matome visą rinkos poreikis, ko nori rinka ir galim pasidalinti savo įžvalgom, savo skaidrėm, būtent su jumis. Gal kažką jūs pamatysite, yra taip pat naudinga ir galėtų panaudoti, sakykime, kažkokias dėlioja tavo mintis ateityje. Gal tai bus naudingas ir reikalinga informacija. Kaip minėjau, mes atstovaujame, esame įmonės Kadek darbuotojai, atstovaujame Kadek įmonę, todėl kažkiek visą šitą karbonizacijos temą mes paliesim per mūsų įmonės veiklą, tai, ką mes matom, tai kur pasidalins ir filmus. Pirmiausia, tai norėtųsi apžvelgti, kas yra, kodėl tai yra svarbu. CO2 emisijos mažinimas, jisai paskutiniu metu yra labai stipriai pabrėžiamas ir anglies dioksido įtaka klimato atšilimui jau niekam nebekelia abejonių. Tai yra 76% įtakos turi nuo visų sukeliančių dujų emisijų ir perteklinis CO2 kiekis keičia Žemės radiacinį balansą, didinant šilumos sulaikymą atmosferoje, tuo pačiu skatindamas globalios temperatūros kilimą. Ir Tarptautinė klimato kaitos komisija pabrėžė, kad CO2 emisijų mažinimas yra būtina sąlyga, norint apriboti pasaulio atšilimą iki 1,5–2 laipsnių Celsijaus. Ir tai jau yra ne tai, kad vien tik tai tuščios kalbos, bet vykdomos konferencijos, susitarimai, kaip tai siekti, kaip tai riboti. Pasaulio meteorologijos organizacijos jau yra patvirtinusios, kad šilčiausia metų istorija siekia 1,55 Celsijaus virš iki pramoninio lygio. Tai sukelia ne tik pas mus tą visą bendrą atšilimą, bet tai turi įtakos ir visą pasaulio klimato, ledynai, tirpsmas. Todėl tai būtina atsižvelgti tai ir dekarbonizacijos procesas yra vienas iš pagrindinių, arba tai turėtų būti vienas iš pagrindinių tikslų pasaulinėje žmogaus veikloje. Kadangi mes esame Lietuva Europos dalis, norėtume pakalbėti apie poveikį Europai. Ir vienas iš mano žurnale Nature Communication yra publikuota, kad dėl CO2 sukeltos šilumos nuo 1980 metų Europoje yra padidėjusi gaisrų apimtis, pietų Europoje padidėjusios dvigubai. Europos aplinkos agentūra skaičiuoja, kad nuo 80 metų iki 22 metų klimato kaitai nulemti yra ekstremalūs orai, kurios sustiprina atmosferoje kylantis CO2 kiekis. Ir tas kiekis pakilęs sukėlė nuostolių daugiau nei už 650 milijardų eurų
Europos komisijos jungtinis tyrimų centras prognozuoja, kad iki 50 metų, jei nebus imtasi priemonių, pasėlių derlingumas Pietų Europoje gali sumažėti iki 50%. Taip pat Lancet Europoje tyrimai parodė, kad daugiau nei 20 000 priešlaikinių mirčių kasmet taip pat yra susijęs su padidėjusiu CO2 kiekiu sukeliamos pakilusios temperatūros. Vėlgi yra dėl CO2 keičiasi augalų cheminė sudėtis, mažėja augaluose, mažėja mitybinius augaluose, mažėja baltymų kiekis, geležies, cinko ir kitų mikroelementų kiekiai, kas taip pat įtakoja tolimesnę maisto gamybos grandinę. CO2 emisijas Lietuvoje pagal Our World Data duomenis Lietuvoje CO2 emisijas siekia 1,6 milijardo tonų, iš kurių 295 milijonų sudarė dujų pramonės išmetimai susijęs su iškastiniu kuru. Nuo 2013 metų iki 2023 metų kasmetinis CO2 emisijos prieaugis prilygo 1,47%. Tai yra gana ženklus ir per 10 metų tai yra 47% grubiai prieaugis. Apžvelgiant padėtį Lietuvoje pagrindiniai šilumos šaltiniai tai yra biokuras, deginimas iškastinis kuras. Tam, kad mažinti modernus, reikia diegti modernius sprendimus, šitai yra šilumos siurbliai, saulės moduliai, atsisakant iškastinio ir biokuro deginimų, siekiant sumažinti CO2 kiekius, atsinaujintis šaltiniai. Tarptautinė energetikos agentūros duomenimis 2021 metais šilumos siurbliai patenkino 10% pasaulio šildymo poreikių. Kaip ir minėjau, Skandinavijos šalys jos yra pirmaujančios. Norvegijoje 60% pastatų jau deklaruojama, kad naudoja šilumos siurblius, Švedijoje ir Suomijoje virš 40%. Tarptautinės energetikos agentūros duomenimis visame pasaulyje iki 30 metų naudojant šilumos siurblius galima sumažinti CO2 emisijos kiekį bent 50 milijonų. Tai prilygsta metinėms visų Europoje esančių automobilių CO2 emisijoms. Kodėl svarbu mažinti iškastinio kuro naudojimą? Tai 24 metais daugiau elektros buvo sugeneruota iš saulės nei iš iškastinės anglies. Tai yra toks pirmas atvejis, ir čia imant visos Europos Sąjungos mastais, ir tai yra toks pirmi tokie metai, kada saulė pagaliau jau aplenkė iškastinės anglies energiją, saulės generuota energija aplenkė iškastinės anglies generuojama energija. Taip pat, jeigu imant kitus iškastinius kurus, kaip nafta, jos išsiliejimai, teršia jūras, pakrantės, daro įtaką gyvūnų gerovei, anglių kasyba, dujų išgavimas naikina ekosistemas, teršia vandenį, sukelia vandenynų rūgštėjimą. Taip pat yra matoma, jog globalinio atšilimo veiksnys atsakinga daugiau nei 75% pasaulio šildymo efektą sukeliančių dujų. Tai iškastinio kuro poreikis yra 75% tai, kas sukelia šildymo efektą generuoja tik dujas.
tai lemia ekstremalius orus, jūros lygio kilimas, sausras, potvynius. Latviams duomenimis nuo 2016 metų iki 2021 metų mirčių dėl oro taršos sumažėjo 7%, daugiausia dėl anglies kūrenamų elektrinių uždarymo. Taigi, pereinant prie nulinės CO2 emisijų, dujiniai katilai gamina šilumą ir deginant gamtines dujas, tai tiesiogiai įskiria anglies dioksidą į atmosferą, šilumos siurbliai priešingai nedegina, kur jie naudoja elektrą šilumą. Taigi žemesnio potencialo, tai aukštesnė. Todėl yra kelis kartus efektyvesnis išradimas. Tai reiškia, kad jie gali suteikti tą patį šilumos kiekį, suvartodami daug mažiau energijos ir išmesdami gerokai mažiau teršalų. Lentelėje pateikta šilumos siurblių koeficientai pagrinde, kiek reiktų elektros sunaudoti, kad išgauti 10 kW šilumos ir kiek CO2 emisijų būtų. Taip pat noriu pabrėžti, kad emisijos gali sumažėti iki nulio, nes šilumos siurblius taip pat galima pritaikyti prie atsinaujinančių elektros šaltinių, energijos, kaip ir saulės ir taip toliau. Taip pat žemesnis kursas, papildomos naudos atsistatant hidrofluorokarboną. Europos Sąjunga siekia iki 2050 metų užtikrinti klimato neutralumą. Vienas svarbiausių sričių šiame procese šildymo sektoriaus transformacija, tai sudaro reikšmingą dalį energijos suvartojimo ir CO2 emisijų. Centralizuoto šildymo dekarbonizacija pasitelkiant šilumos siurblius tampa esminiu sprendimu, leidžiančiu pakeisti iškastinį kurą atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Tai pati esmė iki 50 metų pasiekti klimato neutralumą. Daug dėmesio taip pat yra skiriama šildymo sektoriaus transformacijai ir pačių šilumos siurblių, koks yra vaidmuo. Jie pakeičia iškastinį kurą atsinaujinančiais energijos šaltiniais, naudoja aplinkos energiją, pramonės ir miestų energetinių šilumos siurblius. Taip pat efektyviai mažina CO2 emisijas ir energijos importo poreikį. Papildoma nauda, kas būtų, atrodo vis tiek švaresnis oras miestuose, mažesnės ilgalaikės sąnaudos vartotojams, didesnis energetinis saugumas ir atsparumas krizėms. Fluorintų dujų reglamentas, kas esate girdėjęs, bet 2014 metais buvo išleistas fluorintų dujų reglamentas, jis buvo priimtas norint spręsti augančias problemas dėl aplinkos poveikio, kuris sukelia dujas turinčios didelį globalinio atšilimo potencialą, tokios kaip hidrofluoro anglis, kurios atmosferoje sulaiko šilumą daug didesniais tempais nei anglies dioksidas. Šis reglamentas nustato sumažinimo grafiką, ribojant jų prieinamumą ir skatinant tvarių šaldymo sistemų medžiagų naudojimą. Atitinkamai 2024 metais šis reglamentas buvo atnaujintas ir dar sustiprinančias priemonės, griežtinant vykdymo užtikrinimą ir priduriant griežtesnius reikalavimus nuotėkio atlikimui, dokumentų tvarkymui ir ataskaitų teikimui, siekiant užtikrinti atitikti. Matome lentelę. Kaip buvo nuspręsta 2014 metais ir kaip buvo sugriežtinimas įvykdytas 2024 metais. O šių gairių tikslai yra pakeisti 2014 metais galiojusį reglamentą, taip pat reguliuoti fluorintų šaldiklių rinkodarą, pasitelkti priemonių priežiūrą 2030 metais, o taip pat atsiliepimai ir apie kvotas, progresyvius mažinimus 2040 metais. Aš tai noriu dar pridurti šitoje vietoje, va šitos apie sugriežtinimus. 19-20 metais buvo pastebėta, kad dujų reglamentas, kuris buvo nustatytas 2014 metais, jis neveikia, ta prasme, jo efektyvumas nėra toks didelis, kaip buvo tikėtasi. Ir 24 metais buvo sugriežtinimai buvo įvesti 24 metais vien tik tam, kad padidinti dar pačią tą gamtosauginius klausimus ir šilumos įtaką globalinių procesams. Tai nuo 24 metų
buvo toksai ganėtinai ženklus šuolis tiek pramoniai, tiek vartotojams, kad mažinama dar GVP įtaka, turi įtaką pasauliniams procesams ir tokiu būdu planuojama, kad visas šitas potencialiai pavojingų dujų naudojimą, kurios turi įtaką, sumažinti iki nulio. Galvojant apie ateities šaltnešius, matome lentelę pateiktą apie mūsų visus šaltnešius, matome čia dažniausiai pusėje propaną, amoniaką galime žvelgti ir pačioje kairėje pusėje didžiausią globalinio atšilimo potencialą turintys šaltnešiai, tai nuo 2020 metų draudimas įrengti naujas instaliacijas, kurių atšilimo potencialas yra didesnis nei 2500, nuo 22 metų draudimas įrengti naujas instaliacijas, kurių atšilimo potencialas būtų didesnis nei 1500, taip pat tolesnis griežtinimas naudojimų šaldymo priemonėms, kurių atšilimo potencialas yra didesnis nei 150. Šioje vietoje labai stipriai apsisaugome su propanu, amoniaku, taip pat su izobutanu ir su CO2 dujomis. Taip matome lentelę šilumos generaciją pasitelkus atsinaujinančius šaltinius. Labiausiai paplitę šilumos siurbliai tai būtų oro aušinami šilumos siurbliai, geoterminiai, vandeniu aušinami šilumos siurbliai, taip pat atliekamoji šiluma. Pats veikimo principas oro aušinamų siurblių šiluma išgaunama tiesiai iš lauko oro. Dėl geoterminio veikimo principo šiluma išgaunama iš žemės per horizontaliai paklottus vamzdžius arba vertikalius gręžinius. Ką mes esame pastebėję, kad tai šis pasirinkimo būdas, būtent tai pritaikė šilumos siurblių, pastebėjome, kad populiarumas tikrai auga, bent jau mūsų veikloje, kiek esame pastebėję. Vandenį aušinami šilumos siurbliai, pats veikimo principas, jie paima iš vandens kūno vandenį, ar tai būtų ežerų, upių, tvenkinių ar talpyklų. Atliekamoji šiluma panaudojama šiluma iš pramonės procesų, duomenų centrų, gamyklų, nuotekų ar kitų šilumos srautų. Labai paplitęs panaudojimas tai būtų lokaliai, individualiems namams, daugiabučiams, nedideliems komerciniams objektams, pramoniai ir taip pat šilumos ūkiams miesto ir gyvenvietės centralizuoto šildymui. Kaip būtų galima mažinti CO2 išsiskyrimą būtent šilumos siurblių pagalba? Pirmas momentas tai, kad šilumos siurbliai ir jų naudingumo koeficientas, jisai gali svyruoja nuo 3 iki 5. Tai yra ženkliai mažesnė sunaudojama energija, nei kad pagaminama. Pirmas panaudojimo būdas tai yra keisti esamus kieto kuro, biomasės ar kito iškastinio kuro katilus, keisti būtent šilumos siurbliais. Nežiūrint į tai, dar šilumos siurbliai gali naudoti ir atsinaujinančią elektros energiją, tai yra vėjas, saulė, ir tai praktiškai iš visų mažina CO2 pėdsaką visoje šilumos gamyboje. O taip pat vietinė šiluma, kaip iš oro, vandens, žemės, sumažinant transportavimo ir gavybos sąnaudas. Tam, kad visgi įgyvendinti tokius norus, pateikti efektyvius šilumos siurblius, mūsų įmonė siekia ne tik užtikrinti gamybą, bet ir įdieginėja kokybės valdymo sistemas, aplinkos valdybos sistemas, tam, kad būti atsakingiems tiek prieš supančią aplinką, tiek tuo pačiu būti efektyviais pačios gamybos sistemų.
nežiūrint iš šios, sakykime, tiek valdybinis standartus, būtina dar įdiegti ir visus reikalavimus ir reglamentų direktyvas slėginės įrangos bei kitus standartus reikalaujančius elektriniai įrangos dalys. Ir čia galime pasakyti savo oro šilumos siurblius. SHD ir SHD genijas, skirtumas tarp jų yra pati šildymo ir šaldymo galia. Kaip matote, galima pasirinkti esant aplinkos temperatūrai 7 ir išeinamojo vandens temperatūrai 45 laipsnių. Šildymo galia gali siekti iki 80 kW, šaldymo galia taip pat standartinėmis sąlygomis gali pasiekti 720 kW, maksimaliai išeinanti vandens temperatūra. Esame apsiriboję 65 laipsniais, kaip numato mūsų kompresorių gamintojai. Minimali aplinkos, mažiausia aplinkos temperatūra būtų prie -20. Stūmoklinis kompresorius yra naudojamas šiems agregatams. Našumo valdymas yra pas mus pasitelkiant dažnių keitikliais. Mes matome, kad tai tikrai pasiteisina ir jau 4 stepų kompresoriai jau senai išėjo iš mados ir mes tikrai matome, kad mūsų klientai nori dažnių keitiklių ir tai mes patys pastebėjom, kad tai prisideda prie pačio efektyvumo. Taip pat ventiliatoriai mūsų, vėlesnė garso versija būtent šių yra agregatų, galingas PLC valdymas ir taip pat yra galima šilumos grąžinimo opcija. Šiems agregatams mes naudojame propaną. Vandenį aušinami šilumos siurbliai, skysčių aušintuvai, šildymo galia gali siekti 3200 kW, vėsinimo galia gali siekti 2500 kW prie aišku standartinių sąlygų. Naudojamas stūmokliniai ir sraigtiniai kompresoriai ir mušimo valdymas taip pat pasitelkus dažnių keitiklius. Šie agregatai taip pat galinga subtilesnė garso versija, galingas PLC valdymas. Šios agregatus mes galime integruoti savaitinį aušinimą, taip pat integruoti ir hidraulinį modulį. Šie agregatai gali pritaikyti tiek vidaus, tiek lauko įrengimui. Galimos opcijos hidraulinio potėpio versija, taip pat ir šaldymo ciklo versija. Šiems agregatams galima naudoti ir propaną, ir izobutaną. Aš dar atvėsiu tai, kad efektyvumo didinimui, pačio kaip įrenginio efektyvumo didinimui, agregatai naudojami tiek šildymui esant poreikiui, tiek vėsinimui. Tai yra patys agregatai, jie gali būti panaudoti ne tik, kad mes turime kalbėti ne tik kaip apie šilumos siurblį, bet tuo pačiu ir agregatą, kuris vasaros metu aušina patalpas. Ir tuo pačiu galima aušinant patalpas generuoti šilumą į talpyklas, kurių pagalba būtų galima ruošti vandenį buitiniam vartojimui. Papildoma opcija, kuri dabar Europoje atsiranda, toks užklausimas labai aktyvus, kad dar didinti efektyvumą, tai yra papildomi šilumokaičiai, kurie yra skirti šilumos grąžinimui, kada reikalingas ir aušinimas, ir šilumos grąžinimas. Kaip pavyzdys yra augantys stikliniai pastatai, kuriems pereinamuoju laikotarpiu, rudenį ar pavasarį, yra reikalinga vienai pusei pastato reikalingas yra šildymas, kitai pusei pastato reikalingas aušinimas. Standartiniai gaminiai jie gali arba šildyti, arba aušinti. Naujos kartos gaminiai jie gali ir šildyti, ir aušinti tuo pačiu. Ir pašalindami į aplinką tai, kas yra perteklius. Jeigu mes turim perteklinį šaldymo energijos kiekį, mes pašalinam šaldymo energiją. Jeigu mes turim perteklinį šilumos kiekį, mes ją aplinkai paduodam
šilumą. Šilumos siurblių augantis potencialas, reikia koeficientas nusako santykį tarp tiekiamos šiluminės energijos ir sunaudotos elektros energijos. Skirtingai nei katilinės šilumos siurbliai neturi šilumos tiesiogiai, jie perkelia iš žemos temperatūros aplinkos šaltinio į aukštesnį termofikato temperatūros lygį. Taigi, nes nuo ko priklauso mūsų koeficientas? Nuo aplinkos temperatūros, termofikato temperatūros, naudojimo šaltnešio, taip pat nuo įrenginio konstrukcijos. O štai čia lentelėje galime pastebėti, kaip naudingumo koeficientas auga, kartu mažinant išeinamojo vandens temperatūros. Apskaičiavimai buvo pasitelkti naudojant mūsų agregatus pasitelkiant -3 aplinkos temperatūros laipsnių. Šitoje vietoje mes labai aiškiai galime pamatyti, kaip kinta šilumos siurblio naudingumo koeficientas, priklausomai nuo to, kokios temperatūros termofikate mes norime gaminti. Ir kaip jau Meda minėjo, šitie duomenys yra pateikti prie -3 aplinkos temperatūros, kur atspindi daugiau mažiau Lietuvos temperatūrą šaltuoju sezonu. Ir žiūrint tai, jeigu mes gaminam termofikatą 65 laipsnių, tai naudingumo koeficientas šilumos siurblio 2,2. O jeigu termofikatą gaminam 30 laipsnių, mūsų naudingumo koeficientas gali siekti 3,7. Ir tai yra perėjimas į sekančią skaidrę, ir tai, ką mes labai nemažai susiduriam ir daug tenka mums aiškinti, pasakoti tiek projektuotojams, tiek vartotojams, kaip galima būtų labiau panaudoti šilumos siurblius. O tai yra apie visą kitą situaciją labai gražiai parodo mūsų šilumos tinklų 3 kartos ir 4 kartos reglamentas, ar sakykime taip, ar taisyklės, ar kaip pavadinsi. Jeigu šiai dienai Lietuvoje daugiausiai yra įrengti 3 kartos šilumos tinklai, kuriems reikalinga temperatūra 70–100 laipsnių Celsijaus termofikatą, tai tokiu atveju šilumos siurbliai, norint turėti tokią temperatūrinį režimą, jie nėra labai efektyvūs, bet ateinant 4 kartos šilumos tinklams, o tai yra šiltesniems namams, mes galime turėti žemesnį potencialų termofikatą ir tada šilumos siurbliai tampa labai efektyvūs ir labai patrauklūs mūsų klimatui ir žmonių patogumui. Taigi, 4 kartos šilumos tinklai šildymo ateitis Lietuvoje, čia mes jau nebeišlengsime to, tai reikia atitinkamai. Tai laikoma tokia, kurioje teigiamo tinklų vandens maksimali temperatūra 65 laipsnių. Tokios temperatūros turi pakakti šildymui ir karšto vandens ruošimui, eliminuojant legionelės bakterinės taršos riziką. Taigi, Vilniaus šilumos tinklai diegia 4 kartos centralizuotą šilumos tiekimo infrastruktūrą, kuri pasižymės žemos temperatūros termofikaciniu vandeniu, jų tiekimu bei išmaniojo slėgio reguliavimu. Ši modernizacija siejama su šilumos nuostolių mažinimu, šilumos perdavimo efektyvumo didinimu ir vamzdynų eksploatacijos trukmės prailginimu. Pasaulinės tendencijos, tai link dekarbonizacijos tikslų, aukšto šildymo potencialo šaltnešiai palaipsniui keičiami į mažo šilumos aplinkos potencialo alternatyvomis, siekiant mažinti tiek tiesioginės emisijas, tiek netiesioginės susijusias su energijos vartojimu ir dekarbonizacijos procesais. Pastaraisiais metais ypatingas dėmesys skiriamas natūraliems šaltnešiams, pasižymintiems
ženkliai mažesnių poveikių klimato kaitai. Tendencingai matome, jog skalė šilumos siurbliai, kurie gaminami naujos statybos pastatams, dažniausiai tiekia išeinamojo vandens temperatūrą iki 35 laipsnių. Tai tokia žema darbinė temperatūra yra itin palanki, nes užtikrina aukštą įrenginių efektyvumą ir sumažina energijos sąnaudas. Ypač jeigu yra apšildomos mažesnės patalpos, tuomet efektyvumas yra labai ženkliai didesnis ir pastebimas. Kokius mašalmaišius pagrinde galime naudoti juos pritaikyti, tai anglies dioksidą, propaną, amoniaką, izobutaną ir šių medžiagų taikymas šilumos siurblių technologijos didina energijos konversijos efektyvumą, leidžia lengviau integruoti atsinaujinančius energijos srautus į centralizuotos šildymo sistemas, taip pat pasižymi artimų nuliui globalinio atšilimo potencialu, kas labai aktualu atsižvelgiant vėlgi į fluorinių dujų reglamentą. Ir paskutinė skaidrė tai yra šaltiniai, kuriais buvo remiantis sudaryta šitą prezentaciją. Iš mūsų būtų darbės. Ačiū Jums iš Skadeko pusės, Vytautui ir Medai. Ir pirmiausia, gal pasiklausti iš auditorijos, ar turime klausimų dėl šilumos siurblių, dėl kur jie galėtų būti, kaip pritaikyti galbūt vieno ar kitoj srityje. Lyg ir nematau aktyvių rankų, tai tuomet aš užduosiu vieną klausimą tikriausiai iš tos pusės, gal kokį didžiausią teko Jums šilumos siurblį galios jau pas mus Lietuvoje įrengti, kam jis naudojamas ir ar jau pasiteisino tikriausiai. Didžiausias šilumos siurblys Lietuvoje. Čia, aišku, čia liūdnas momentas yra, bet jisai yra 140 kW. Nežiūrint, kad mes esam savo pasistatę, čia aš turiu vieni parduodas, ar ne, tas, kuris mes jau išėjus už mūsų teritorijos, 140 kW šilumos siurblys. Tai yra už Lietuvos? O už Lietuvos 780 kW. Tai jūs populiaresni Lietuvoje ar už Lietuvos ribų šiuo metu? Už Lietuvos. Mes iš tikrųjų ilgą laiką neėjo į Lietuvos rinką, nes po truputėlį tiekiam apie save projektuotojams šilumos įrangos instaliuotojams. Tai dar, sakykime, tas įdirbis toksai yra, kur mūsų dar nėra, taip, mes nesam tokie labai žinomi Lietuvos rinkoje. Po truputėlį tai yra, kad Meda dirba su Lietuvos instaliuotojais, Lietuvos kontraktoriais, tam, kad jau pradėtumėm ir Lietuvos instaliaciją. Taip pat po truputėlį jau užsiimam marketingu, į žiniasklaidą tiekiam duomenis. Dirbam tą darbą. Pagrindinis vis tiek mūsų klientas, kuris yra labiau skaičiuojantis, tai yra Vakarų Europa. Bandysim vis tiek. Čia yra tik laiko klausimas, kada tai prasidės Lietuvoje, nes visos tendencijos prasideda, šiai dienai dar prasideda Europoje, ateina į Lietuvą, Lietuvos čia, manau, tai neišvengiama ir tik tais laiko klausimas, kada. Gerai, dėkui. Jeigu būtų klausimų, tai dar galite kažkas pasiklausti. O aš tikriausiai tada visiems padėkosiu, kurie prisijungė, pasisakė, pristatė, klausė ir klausė, nes čia tas pats žodis, bet kitaip sukirčiuoti galima. Ir bendru atveju aš manau, kad tikrai įvairiausių įžvalgų mes šiandien matėme nuo plačiosios energetikos, sakykime, kas visoje Lietuvoje, iki tokių konkretesnių atvejų, sprendimų, ateities galbūt žingsnių, kur keliaujame. Ir aišku, tikiuosi ir linkiu visiems sėkmės darbuose, gyvenime ir susitikti kitose renginiuose tuomet. Ačiū visiems. Ačiū Jums. Ačiū, iki.